man atrodo, kad personalo srityje mes turim per daug cukraus vatos. Aš vadinu tą tokį saldumą, šiek tiek tokios gražios kritikos trūkumą, tokios pagarbios. Ir tai galbūt irgi yra susijęs su tuo, kad mes moteris, mes esam tokios visgi saldesnės iš prigimimo, retai, kuri esam rožę vien tik tai su dikliais. Daugėja personalo vadovų, kurie suvokia, kad jų funkcija yra daugiau negu tik atranka, gražus kalbimas, pakalbinimas ir įsakymų parašymas. Pacituosiu savo buvusią vadovę draudimo bendrovė EIF, Lietuvos padalinio vadovę Žanetą, kuri pasakė man tuo metu, kai pas ją pradėjau dirbti, tokią auksinę frazę, kad tu manęs nenustebinsi puikiu savo srities išmanimu. Tai yra higiena tavo darbe. Kuo tu mane gali nustebinti, puikiai išmanydama mūsų verslą. Labas, mano vardas Giedrė Vaitiekūnaitė, aš esu HR Hint online įkūrėja ir vadovė ir kartu su savo komanda daugiau negu 5 metus dirbam dėl to, kad personalo valdymo lygis Lietuvoje augtų, organizacijos klestėtų, o jose dirbtų laimingi, įsitraukę ir savo asmeninius tikslus pasiekiantis darbuotojai. Prisidėdama prie šio tikslo jau 4 sezoną kuriu tinklalaidę Auginantis pokalbiai. Čia mes diskutuojame personalo valdymo, vadovavimo, asmenybės augimo ir įvairiomis sąmoningumo temomis. O mano pašnekovai, įkvepiantys profesionalai, ekspertai pasidalina begalę daug gerų įžvalgų, patarimų iš savo patirties, iš savo profesinio gyvenimo, asmeninio gyvenimo. Todėl jums tai lieka tiesiog imti tuos pasiūlymus, idėjas taikyti ir taip augti patiems ir auginti savo bendruomenės aplink. O šios laidos nebūtų be pagrindinio mūsų rėmėjo HR Hint online, tai yra personalo valdymo paslaugas teikianti agentūra, kuri veikia 2 srityse. Viena tai personalo vadovo nuoma organizacijoms, kurios neturi personalo valdymo specialisto. Ir kita tai yra personalo valdymo specialistų auginimas ir čia mes galim pasiūlyti 2 variantus. Arba HR klubą, tai yra bendruomenė, kur būrėsi personalo valdymo specialistai iš visos Lietuvos, arba trumpus, intensyvius ir be galo profesionalius mokymus HR akademijai. Taigi sekite mūsų socialiniuose tinkluose, stebėkite mus ir aš nebejoju, kad vienu ar kitu aspektu į personalo valdymo klausimai jums svarbus, mes galim padėti. Na, o pokalbių kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį galit klausyti mūsų Facebook paskyroje, YouTube platformoje ir Spotify'e. Tai susitikim, bendraukim. Na, o dabar kviečiu nerti į mūsų šios dienos temą. Ir mes šiandien kalbėsime apie tai, kodėl personalo vadovas valdybose yra daugiau retenybė nei kasdienybė. Ir aš sveikinuosi su savo viešnia, Orijana Mašalė. Labą dieną, Orijana. Labą dieną. Tai labai dėkoju, kad skirsit valandžiukę mums pasikalbėti su mūsų bendruomenė. Tikrai tokia aktuali ir manau, kad gana retai šiai dienai dar gvildenama tema. Ir pradžioje aš iš tikrųjų labai man pasisekė, visai nesenai LinkedIn post'e jūs pasidalinot pristatydama save. Tai aš palengvinsiu ir jūsų dalę, nevargint šią temą prisistatant, tai paskaitysiu. Nepriklausoma valdybų pirmininkė. Konsultuoja įmonės ir kitas organizacijas valdybų veiklos klausimais. Veda šios tematikos mokymus, individualiai konsultuoja valdybų narius ir kitus vadovus akmenų pilname vadovavimo kelyje. Prisideda prie šeimos verslų vystymo, daug keliauja, skaito pranešimus ir šiaip, kiek aš klausausi ir girdžiu jūs, tai nevyniojate į vatą, sako tiesiai šviesiai. Bet man klausimas, Orijana, kaip jūs viską spėjat? Tai Giedrė, atsakymas paprastas. Viskas gyvenime yra prioritetai. Ir kai žmogus sako, kad jis kažko negali padaryti, vadinasi, jam tai nerūpi. O jeigu žmogus iš tikrųjų yra suinteresuotas kažką daryti, jeigu jis mato prasmę toje veikloje, jis visada viską suspės. Wow, tai be galo didelė, be galo plati ir žavinga jūsų asmenybė, kad tiek visko telpa. Sutinku dėl prioritetų, bet tai vis tiek yra labai labai daug. Ir Orijana, aš galvoju, kad labai pradžiai būtų įdomu išgirsti apie jūsų augimo kelionę, apie tai, kaip ėjot link to, kai taip ramiai dabar galite pasakyti, susidėliojai ir viskas spėjai. Tai kaip buvo pradžioj, nuo ko jūs pradėjot, koks jūsų buvo kelias?
iki valdybų pirmininkės pozicijos nuėjau turbūt labai kryptingai, nes nuo pat savo karjeros pradžios visada domėjausi tokiais dalykais kaip lyderystė, vadyba, krizių valdymas, rizikų valdymas, tvarios reputacijos formavimas ir visas tas mano domėjimasis turbūt ir lėmė tas pozicijas, kurias šiandieną turiu. Esu pabaigusi Kauno technologijos universiteto gimnaziją ir priešingai negu dauguma matematiško proto jaunų žmonių, aš pasirinkau visgi studijuoti tarptautinius santykius ir politikos mokslus. Ir dar bestudijuodama pradėjau dirbti ministro pirmininko tarnyboje, vėliau dirbau ekonomikos ministro patarėja ir karjerą viešajame sektoriuje baigiau dirbdama valstybės kontrolės departamento direktorė. Ir tas darbas viešajam sektoriui man labai padėjo mokytis mąstyti plačiai, nes jeigu tu dirbi vienoje įmonėje, vienoje organizacijoje, tu labiausia galvoji apie ją, bet kai tu dirbi valstybėje, tu esi priverstas galvoti ir mąstyti labai plačiai, apie pačias įvairiausias interesų grupės. Nuo to, ko reikia studentui, ko reikia pensininkui, kas aktualu verslininkui, kas aktualu darbo neturinčiam žmogui. Tai darbas valstybėje išmokė žvelgti labai plačiai ir džiaugiuosi, kad karjerą pradėjau būtent nuo to, nes tai atnešė tą strateginį mąstymą, išmokė bendrauti su labai skirtingo tipo žmonėm, ar tai būtų Seimo nariai, ministrai, ar tai būtų užsienio delegacijos, ar tai būtų vizitas į Lietuvos regioną pas smulkų verslininką. Tai būtent paklojo tam tikrą pamatą, su kuriuo keliavau toliau. Ir dar nuo darbo ekonomikos ministerijoje laiku aš vis laik svajojau dirbti versle ir turėti savo verslą. Ir po 10 metų karjeros viešajam sektoriui būtent pasukau į privatų verslą, pirmiausia kaip samdoma vadovė, dirbau draudimo bendrovėje IF. Ir kai skambindavo galvų medžiotojai, jie manęs niekaip iš ten neištraukdavo iki tos dienos, kol nepaskambino Fortune 500 top 3 bendrovė, energetikos įmonė Chevron. Ir tada jau buvo toksai, taip, jau čia gali mane tokie pavilioti išeiti iš mano nuostabios IFO visos bendruomenės, kurią ten turėjome. Bet nutiko taip, kaip nutiko, kad Chevronas nusprendė pasitraukti iš Lietuvos dėl įvairių aplinkybių, bet aš šitai pažvelgiau kaip į galimybę pradėti savo verslą, apie ką visą laiką svajoju ir jutau, kad jau turiu žinių, jau turiu tai, kuo galiu dalinti su kitais, nes mano galva verslai yra labai svarbu, ypač jeigu tai yra konsultacinis verslas, kiek tu pats esi sukaupęs, kad galėtum duoti, kiek ta tavo stiklinė yra pilna, kad galėtum pagirdyti kitus tų žinių troškančius. Tai pirmasis mano verslas buvo strateginės komunikacijos agentūra, o šiuo metu, kaip Giedrė ir minėjot, turime šeimos verslus programavimo srityje, dirbtinio intelekto srityje. Ir greta to konsultuoju būtent valdysenos, vadybos, rizikų, krizių valdymo temomis, tos, kurios yra būtent man pačios artimiausios. O darbas valdybose prasidėjo iš to ieškojimo, o kokia yra veikla, kur tu dirbi strateginėme lygmenyje, nenueini į operatyvinės detalės ir kartu gali būtent plačiai galvojant padėti organizacijom augti. Tai tuo metu, kai aš pradėjau to domėtis prieš 8 metų, Lietuvoje dar mažai apie tai buvo kalbama ir tikrai buvau viena iš tokių pionierių, kuri kalbėjo apie valdybas. Net prisimenu, kai viename renginyje, čia tokiame populiariame mane kalbino, sako, kokią nors temą pakalbėk, sakau, noriu kalbėti apie valdybas. Oi, čia nesupras niekas, apie ką tu kalbi. Tai čia dar buvo seniai, o dabar, kai atsidarai LinkedIn, atrodo, kad kas antras yra valdybos narys. Tai būtent atradau valdybas ir ten dirbu jau 6 metai kaip nepriklausoma valdybų narė. Tuo tarpu, kaip vykdančių tų vadinamų valdybų narė, teko jau dirbti dar ir dirbant skirtingose organizacijose. Tai tas kelias susiklosti taip, kad šiandieną esu labai patenkinta tuo, ką darau. Darbas valdybose yra tai, kas man yra be galo įdomu, ten, kur matau, kad galiu tikrai sukurti vertę kasdien, nedalyvaudama operatyvinė veiklo, nors šalia savi verslai, konsultacijos yra kita medalio malonumo pusė. Tai man labai kažkaip patiko tai, ką jūs pasakėte apie darbą valstybiniam sektoriui. Man praplėtė suvokimą, kad dirbant valstybiniam sektoriui turi matyti plačiai. Man dar toksai vienas pliusas ir dar vienas toksai šviesulys, kodėl tas valstybinis sektorius yra įdomus. Jis yra be galo įdomus, nes, sakau, versle mes dažnai susikoncentruojame savo klientus, dar kartais į konkurentus. Tuo tarpu, kai dirbi valstybei, tu turi mąstyti apie visus. Ir man beje teko per COVID-19 krizę irgi sulaukti kvietimo iš ministro pirmininko tarnybos prisijungti prie tos krizės valdymo. Tai buvo, vadinasi, labai šviežia patirtis ir turbūt taip iš pradžių smegenys net nepajėgė
suvokti, kokio apimties informaciją reikia valdyti, bet paskui, kai jos vėl atgamino visus tos gebėjimus, tai tikrai yra žmonėm, kurie yra smalsus, kurie nori žinoti daug dalykų, kurie geba valdyti labai skirtingą informaciją, iš jos daryti tinkamas išvadas, tai yra fantastiškas darbas. Tikrai visiems rekomenduoti eiti dirbti viešąjį sektorių, ten bus be galo įdomu. Tai tikrai labai, labai geras argumentas. Ir vat apie tą plotį jūsų ir apie tai, kad, apie valstybinį sektorių pakalbėjome, dabar, kai valdybose esat, tai irgi lygiai taip pat viską reikia mąstyti plačiai. Kaip jūs, Ariana, augat? Kaip jūs užsitikrinat, kad neužsnūstumėt ir nepradėtumėt kažkur tai, nežinau, koncentruotis kažką? Ar tai pas jūs yra genuose jau tas platus matymas ir kitaip negalit? Bet, tikiu, kad ir taip yra, bet, aš apie tą augimą ir apie savęs vis stiprinimą ir užsitikrinimą, kad ta kompetencija ir tas matymas neatbunka. Tai mano augimas yra tada, kai dega akis ir verda protas ir verda širdis. Ir tai paprastai nutinka, kai gali sužinoti kažką naujo, kai bendrauji su naujais įdomiais žmonėmis, kai perskaitai, išgirsti kažkokią naują informaciją. Ir taip, tai yra prigimtinis dalykas. Paauglystėje buvo toks serialas Pretendentas ir jo herojus kiekvienoje serijoje vis išbandydavo naują profesiją. Ir man tada atrodė, kaip gyvenimo svajonė tokia. Kiekvieną kartą gali patirti kažką naujo, išbandyti kažką naujo, sužinoti kažką naujo. Ir kažkada, kai pamačiau šio filmo senojo serialo plakatą, tokia mintis aplankė prieš keletą metų, bet juk ta paauglystė svajonė ir išsipildė. Aš taip ir gyvenu. Nes būtent keisdama savo veiklos sritį, o ypač dabar dirbdama valdybose, aš turiu galimybę pamatyti labai skirtingas organizacijas, žmonės ir sužinoti apie pačias įvairiausias sritis. Šiuo metu, kai vadovauju Civilinės aviacijos asociacijai, tai aviacija yra daugelį tokia egzotiška, patraukli, romantiška sritis, bet man jinai yra kasdienybė ir yra labai smagu žinoti, kuo gyvena šis toksai tikrai romantiškas, savotiškai verslas. Dirbdama valstybės įmonės valdybos pirmininkė, matau tą visą valstybės irgi kompleksiškumą, ir prisidedam mes kartu prie saugaus eismo keliuose, tai yra tas toksai prasmės ir viso to masto dalykas. Ir visos kitos veiklos, kurias turėjau, tai jos būtent ir padeda išgyventi tuos keletą skirtingų gyvenimų, ar būnant su lakūnais, ar būnant su programuotojais, ar skaitant pranešimą medikam, ar bankininkam. Tai yra tikrai ta tokia unikali galimybė augti bendraujant su labai skirtingais žmonėmis ir gaunant žinias iš jų. Wow, man net šiurpai eina klausant istoriją, kiek visko yra. Ir man iš karto toksai klausimas. Aš dažnai girdžiu, nežinau, tokį kaip stereotipą, kad, reikia koncentruotis į kažkokią konkrečią sritį, reikia išsigryninti, kur ten aš esu stiprus ir neplaukat, nesitaškyti jaunimui ypatingai, kad nekeis darbų ir nekurto blogo įvaizdžio savo. Viskam, aišku, yra kraštutinumai matyti, bet, toks trendas yra, kad ark savo vagą, kuri yra. Ką jūs pasakytumėte šitoj? Aš manau, kad daugelį žmonių reikia artą savo vagą. Mane gamta apdovanojo tuo, kad aš turiu tą gebėjimą greitai įsigilinti bet kurią sritį, greitai perimti įvairią informaciją ir tai man leidžia tarp tų sričių pakankamai lengvai manevruoti. Visgi tai, turiu pripažinti, tokios dovanos yra retos ir daugeliu žmonių būtų turbūt geriau visgi atrasti tą vieną ar kelias sritis. Tų žmonių, kurie geba greitai ir profesionaliai ir tikrai kokybiškai dirbti skirtingose sritise, visgi jų yra mažiau. Tai aš būčiau linkusi palaikyti tą poziciją, kad visgi įsigryninkim, ką mes darom geriausia ir koncentruokimės į tai. Aš įsigryninau, kad aš tikrai gerai moku dirbti keliose sritise vienu metu. Ir man tai sekasi, man tai patinka, nuo to mano akis dega, smegenys verda, tai yra mano kelias. Bet, kaip ir sakiau, jis nebūtinai yra tas daugeliui teisingas kelias. Fainai, kad jūs vartojate tą terminą degančios akis. Mes turime HR Online savo vidinį hashtag žibančios akis, tai irgi labai tą palaikau. Man atrodo, jis toks yra vadybai pakankamai įprastas terminas, kuris tapęs jau gal netgi tokiu per daug šablonišku
Ypač, kai vadovai kalba, ieškom kandidatų degančiam akim, bet, sakau, jos labai labai retai būna sutinkamos. Aš atsimenu iš savo patirties, dar pasidalinsiu, man labai senai, dar mano karjeros pradžioje vadovas atrankoje man pasakė, Giedrė sako, netinka šitie kandidatai, nedega jam akis. Kas? O tam reikia, kokių akių degančių. Tai man buvo tas pradžioje toks, apie ką čia dabar visiškai. Bet čia turbūt yra apie žmogišką irgi tą energiją, kurią žmonės atsineša ir kaip jie reaguoja į aplinką ir panašiai. Dėl to aš sakau, kad tų degančių akių iš tikrųjų jų nėra tiek daug aplinkui, bet aš suprantu, ko vadovai ieško dažniausiai. Kita vertus, jeigu labai daug būtų, tai netilptų direktorius kabinete visi. Visas tas žvaigždės užsidegusias. Gerai, keliaukim toliau, Ariana, aš apie HR truputį noriu pakalbinti, nes vis tiek mūsų tikslinė auditorija ir bendruomenė yra apie tai, kaip jūs matot personalo valdymo žmonės, nes tikrai ir skirtingos organizacijos, ir valstybinis sektorius, ir privatus, ir tarptautinės, kaip matot Lietuvoje situaciją personalo valdyme, kaip jinai keičiasi, kas dar lieka gilioj senovėj. Kad būtų įdomu klausyti, pradėsiu nuo blogų dalykų. Davai. Tai mano galva yra kokie 3 turbūt pagrindiniai trūkumai, kuriuos mes turime personalo valdymo srityje, labai skirtingos Lietuvos organizacijos, nes, kaip ir minėjau, matau labai platų spektrą. Pirmas dalykas, šitas sritis vis dar yra labai moteriška, kas reiškia, kad mes prarandam pusės populiacijos požiūrį. Ir aš vis laukiu to lūžio taško, kaip yra įprasta kitose vakarų šalyse, kad personalo srityje dirba, turbūt beveik 50/50, taip žargonų pasakius. Tuo tarpu pas mus vyrų personalo srityje tikrai yra gaila, bet dar per mažai. Ir visgi tikiu, kad tie skirtingi požiūriai, perspektyvos, skirtingos lytis ir atneša tą gerą balansą ir dinamiką į visą komandą. Ir tai padeda ir galvojant apie darbuotojus, kuriais personalo žmonės paprastai rūpinasi. Tai čia viena tokia neganda tam tikra. Antras dalykas susijęs su pirmuoju, man atrodo, kad personalo srityje mes turim per daug cukraus vatos. Aš vadinu tą tokį saldumą, šiek tiek tokios gražios kritikos trūkumą, tokios pagarbios. Ir tai galbūt irgi yra susijęs su tuo, kad mes moteris, mes esam tokios visgi saldesnės iš prigimimo, retai, kuri esam rožės vien tik tai su dikliais, daugiau kaip tik yra grožis, kvapas, elegancija toje rožėje. Tai manau irgi su tuo susiję, kad personalo sritis tokia yra saldi, tokia, turbūt Giedrė suprantate, apie ką aš kalbu, ar ne? Ir tada, kalbant apie trečią dalyką, atrankos. Kai mes kalbam apie aukščiausią lygio vadovų, tokių žmonių kaip valdybos nariai ar pirmininkai atrankas, kiek aš susiduriu, man atrodo, trūksta kompetencijos žmonių, kurie jas vykdo. Ir kaip gali kokybiškai atranką atrinkti žmogus, kuris ką tik baigė studijas ir pradeda savo karjerą personalo atrankos srityje, turėdamas pokalbį su žmogumi, kuris kokį 30-40 metų dirbo vadovo darbą. Tai man atrodo, kad yra per mažai investuojama į tuos žmonės, kurie ieško aukščiausio lygio vadovų. Ir dažnai, net kai mes kalbamės vadovų rate, būna toksai, tam tikra ir pašaipėlė, ir ironija apie atrankas vykdančius specialistus. Ir manau, kad tai yra dar vienas sritis, kur ypač atrankos agentūros turėtų investuoti, kad čia dirbtų labai aukštos klasės žmonės, kurie sugebėtų ne tik iš lapelio perskaityti klasikinius klausimus, kurius būsite po 5 metų, kaip save įsivaizduojate, esu gavęs tokį klausimą, bet ir sugebėtų būtent prakalbinti tą pretendentą, atrasti iš tikrųjų tas ir stipriasias, ir realiai silpnasias savybės, o ne tuos išmoktus atsakymus, kuriuos įgūdę vadovai labai gražiai moka irgi pateikti. Tai sakyčiau, turbūt 3 tokie pagrindiniai dalykai, kurie ateina į galvą, kaip kuo mes galėtume šitoje srityje būti stipresni. Ja, jūs man kažkaip labai numetate mano praeitį ir patirtį. Aš atsimenu, kai aš 25 gal metų pradėjusi personalo valdymo specialistės kelią, atrinkinėjau transportą, man atrodo, vadovą į organizaciją. Ir aš iki šiandien atsimenu tą savo baimę ir tą jaudulį, kai 40-mečiai ten ir plus vyrai su patirtim ateina ir man mergaičiukai pasakoja apie, o aš ten klausinėjau, ne va kažką supratama. Tai man tada pasisekė atrinkti, bet aš suprantu, apie ką jūs šnekat, kad tikrai yra ne to kalibro užduotis gyvenimiškos elementariai patirties neturintiems žmonėms.
Ir čia nebūtinai bendrai dar pagalvoju ir apie vadovus, kalbant, prisiminiau IT srities kolegos, lygiai taip pat per dantį patraukia, kad sako, aš ten manęs paklauso, kad nors specialybinių dalykų aš galiu papasakoti, nežinau, iš fantastinio filmo, ir sako, tik tai sėdi ir linksi galvom. Tai kur link to du, kad tie žmonės, kurie vykdo atrankas, jie turi būti irgi visapusiškai įsilavinę. Ir ne veltui turbūt prasideda ta specializacija, kiek jau teko girdėti, bet visgi norėtųsi, kad tų žinių žmonės, kurie dirba atrankose, turėtų daugiau. Tai nebūtų tik tai mašina, kuri perskaito CV, užduoda stereotipinius klausimus ir dar dažniausiai telefonu, kad greitai varnelė susidėtų. Tai manau, kad situacija šiek tiek gerėja, bet dar nepakankamai greitai. O ką matot gerėjančią? Sakyčiau, atsiranda bendruomenė HR žmonių, ir jūs minėjote, HR klubą ir yra asociacija, su kuria yra tekę šiek tiek irgi bendrauti. Tai manau tai, kad personalo žmonės pradeda labiau kalbėtis tarpusavio, dalinti savo patirtim, tai yra labai labai stipru. Didžiulės konferencijos, didžiuliai renginiai, kurie yra dedikuoti, tai temai yra labai gerai. Ir gal tik tai palinkėčiau labiau traukti ir aukščiausio lygio vadovus į visą tą procesą, nes patys vadovai irgi dažnai, turbūt nuo tų tokių nusiviliančių, tokių praeities patirčių irgi personalas žiūri. Ai, tegu mano merginos eina ir ten pasidomi. Tai gerai, kad merginos, kad mano mergaitės dažniausiai dar būna pasakoma, ne, tegu jos eina į tokius renginius. Bet, tai, kad bendruomenė atsiranda, yra svarbu. Lygiai taip pat svarbu, kad sakyčiau, daugėja personalo vadovų, kurie suvokia, kad jų funkcija yra daugiau negu tik atranka, gražus kalbimas, pakalbinimas ir įsakymų parašymas, ir dar įsakymai su gimtadieniais, kokie nors saldus, bet kurie pradeda suvokti, kad personalo vadyba tai yra apie verslą, apie tendencijas, apie realų žmonių įtraukimą, apie tyrimus, skaičius, faktus ir panašius dalykus. Tai tas, manau, stiprėja tikrai Lietuvoje. Gerai girdėti. Auginančių pokalbių klausytojams ir žiūrovams noriu priminti, kad HR Hint Online teikia personalo vadovo nuomos paslaugas. Taigi, jei pas jūs tokio specialisto nėra ir susiduriat su iššūkiais personalo valdyme, būtinai pasikalbėkime. Oriana, pakalbėkime apie valdybas. Jau mūsų pokalbis persisveria į antrą pusę. Ir galvoju, kad pradžioje tai aš norėčiau tokį bazinį, kad jūs mums sudėtumėt suvokimą. Kas tos yra valdybos, kaip prieš tos 8 metus, kai niekas nesuprato, ne? Tai kas tai yra valdybos, dėl ko jos yra, kokią vertę kuria? Tai valdyba yra aukščiausia organizacijos valdymo institucija po akcininkų. Ir ne, tai nėra generalinis direktorius. Jeigu įmonė turi valdybą, tai yra valdyba ir ypač valdybos pirmininkas ar pirmininko žodis yra galutinis. Tai dažnai Lietuvoje būna tai sudėtinga suprasti, nes kadangi mes valdybų turime mažai, ypač versluose, privačiuose versluose, tai daug kas ir generaliniai direktoriai, jie turi labai plačius įgaliojimus. Tai dėl to tai yra labai stiprus vadovo tas institutas ir dėl to atrodo, kad tos valdybos yra kažkoks toksai priedas ir neaiškus. Tai mes turbūt mokomės, einam tą dabar vadybinį kelią, vyksta lūžis suprasti, kad jeigu yra valdyba, tai ne generalinis direktorius taria paskutinį žodį, bet būtent valdyba. Ir valdyba dirba, kaip bebūtų sunku suprasti akcininkam, pirmiausia, įmonės interesams. Ir akcininkams taip, bet pirmiausia įmonė. Ir ką tai reiškia? Kad kai kuriais atvejais valdyba privalo pasakyti ne akcininkų sprendimui, jeigu mato, kad jis gali būti žalingas įmonė ilgalaikį laikotarpį. Ir gali nesutikti su tuo, ką akcininkai nori. Tarkime, akcininkai sako, norime išsimokėti dividendus, kad nusipirktume naują gražią mašiną. Valdyba pasakys, ne, mes geriau šitą sumą paskirkime investicijom ir iš to kitų metų pabaigoje jūs, gerbiami akcininkai, gausite 2 didesnius dividendus, pavyzdžiui. Tai būtent valdyba privalo ginti įmonės pirmiausia interesus ir galvoti apie juos, ne tik apie akcininkų lūkesčius ir jų interesus. Iš ko susidaro valdyba? Valdybos yra komplektuojamas labai skirtingai. Paprastai pirmas etapas įmonėse būna, kad valdybą sudaro vadovų komanda, tokių raktinių vadovų komanda, ir tai yra vadinamosios tokios vykdančiosios valdybos. Ir ta pati vadovų komanda, jinai eina labiau tik tai strateginį lygmenį, bando atsiriboti nuo visokių operatyvinių reikalų. Tekę man tokiose vykdančiose valdybose dirbti, kol dar net to termino mes turbūt Lietuvoje neturėjom, bet dabar atsitraukus suprantu, kad mes dirbame kaip vykdančioji valdyba, ta vadovų komanda, spręsdami įvairius strateginius įmonės klausimus.
Sekantis lygmuo būna, kai pamažu pradedama įsileisti kokių nepriklausomų tų vadinamų išorinių valdybos narių ir kai yra samdomi tam tikrų sričių profesionalai, kurių reikia įmonėje tam, kad jinai vystytų vieną ar kitą sritį, eitų naujas rinkas, kurtų produktus, gerintų darbuotojų įsitraukimą, pavyzdžiui, stiprintų savo technologinę pažangą ir panašiai. Na ir aukščiausias lygmuo būna tada, kai iš esmės valdyboje dirba tik tai nepriklausomi nariai, kurie atstovauja akcininkų interesams, kurie rūpinasi įmonės visų klestėjimu ir akcininkai jau patys absoliučiai būna pasitraukę ir valdybai pirmininkavo taip pat nepriklausomas žmogus ir susiformuoja tokia visa pasitikėjimo sistema, kur su verslu tiesiog nesusiję žmonės daro viską, kad ta organizacija klestėtų. O Oriana, aš jau čia jūsų per mokymus klausinėsiu, bet man šiaip įdomu, kada reikia valdybos organizacijai ir kokios valdybos reikia, kurio lygio? Nėra vienareikšmiško atsakymo, kada kuriai organizacijai reikia. Ir kai žvelgiam, kada tos valdybos atsiranda, paprastai viena pagrindinių priežasčių būna, kai akcininkai nori pasitraukti nuo operatyvinės veiklos. Ir jie pradeda ieškoti tų būdų, kaip išlaikyti verslo kontrolę, bet kartu nebe kasdieną nebeiti darbą, kaip sakant, jau taip grubiai pasakysiu. Tada jau pradeda ieškoti samdyti įmonės direktorę ir direktorių, pradeda galvoti, bet o kaip čia dabar tą strategiją dėliosim ir tada išgirsta, kad valdybos gali būti vienas iš kelių. Tai būna labai labai dažna priežastis. Sekantis etapas būna, kad pavyzdžiui įmonė ketinama parduoti. Ir neretai pirkėjai, ypač jeigu tai yra kokie instituciniai, pavyzdžiui, fondai, jie reikalauja, kad būtų valdyba tam, kad būtų užtikrintas verslo tvarumas. Bankai, jau net ir Lietuvoje, jeigu mato, kad yra vienas pagrindinis savininkas, ypač jeigu yra tam tikro amžiaus ir jau sveikatos tam tikra rizikos grupė, sako, kur yra valdyba? Jeigu tavęs gerbiamas akcininkė nebeliks, kas rūpinsis verslo tvarumu? Nes valdyba privalo tai užtikrinti, būtent rūpintis, kad verslas išliktų, kas benutiktų. Jeigu kalbam apie viešą sektorių, tai pirmiausia, tai jau teisiškai mes esame įpareigoti depolitizuoti valdybas ir taip pat tuo būdu atsirado nepriklausomų valdybų institutas Lietuvoje. Ir šalia to normalūs, kaip čia taip, teisingai, protingai mąstantis politikai supranta, kad kai ateina profesionali kompetencija iš išorės, gali pasiekti geresnių rezultatų, vadinasi didesnių dividendų ir per tai gauti politinių dividendų. Tai priežasčių būna labai skirtingų, etapų būna labai skirtingų ir čia galima diskutuoti vos ne pusę dienos, kokio tipo, kokiai organizacijai, kokios valdybos reikia ir ar apskritai jos reikia. Nes neretai, kur pas mane į mokymus ateina akcininkai, mes sutarėme, kad dažniausiai jiems yra nelaikas. Nes jie tiesiog pasiduoda madai, bet kai mes pradame gilintis, o kaip realiai visą tai veiktų, kiek jie patys ketina dar dalyvautume versle, paaiškėja, kad dar ne. Kita vertus yra tokių įmonių, kurios jau tikrai yra priaugusios į to lygmens, tik tai gal akcininkai dar mentališkai nėra priaugę patikėti savo verslo valdymą išorės žmonėm ir tuo labiau visiškai atiduoti išorės žmonėm, kas yra nepriklausoma valdyba. Aš teisingai suprantu, kad jeigu akcininkas dar aktyviai dalyvauja veikloje, tai kaip ir vienas iš kriterijų, kad tos valdybos nereikia, ar kaip? Ne, nebūtinai. Nes akcininkas gali pereiti prie darbo tiesiog valdyboje. Ir jis tada rūpinasi strategija, rizikų valdymu, finansų kontrolė, priežiūra, vadovo ugdymu, korporatyvinės kultūros ugdymu, tokiais dalykais ir lygiai taip pat dirbdamas valdyboje, tiesiog nebedalyvaudamas tame versle. Ir šalia to gali pasikvies būtent jau išorės žmonių, profesionalių valdybos narių, kurie sudėlios visas valdysenos procedūras, patars, kaip viskas daryti, išmokys vadovauti posėdžiams, kaip elgtis posėdžiuose ir kiti dalykai. Tai tas kriterijus nėra vienintelis, aš svarbus, čia toks labai labai kompleksinis klausimas. Supratau. Tai čia toks irgi, kaip galima sakyti, tam tikras valdybų atsiradimas yra tam tikras organizacijų augimo procesas. Visiškai teisingai taip. Į tą etapą reikia nueiti. Ir jeigu prasideda vienas žmogus, kuris ar partneriai keli, kurie pradeda, tada pradeda samdyti žmonės, tada įmonė auga, galų galiai tai tampa tam tikra korporacija, kur atsiranda procedūros, taisyklės, padaliniai. Na, toksai etapas, į kurį nueisim. Ir čia tikrai negalima apibrėžti nei apyvartą, nei žmonių skaičiumi, nei rinkomis. Kaip čia kartais toks subjektyvus yra dėmenų kompleksas, kuris rodo, kad įmonė jau vertėtų pradėti apie nepriklausomą ypač valdybą. Gerai, pakalbėkime apie personalo valdymo specialistus valdyboje. Kiek tai
yra teisybė, ką aš pasakiau, kad tai yra daugiau retenybė negu kasdienybė. Čia kaip visada su kuo palyginsi. Gamybos specialistų aš iš vis nesu girdėjus, kad būtų valdyboje. O geras. Technologijų specialistų iš vis beveik nebūna. Rinkodaros komunikacijos irgi vienetai. Ir dėl to, kai sakom, kad personalo žmonių nėra, taip, lygiai taip pat kaip ir nėra kitų žmonių, kitų profesijų žmonių. Nes kas Lietuvoje yra nutikę, kad viešajame sektoriuje daug kas labai nuėjo tokiu madingų kelių, kad būtinai reikia turėti strategijas išmanantį žmogų, sutinku teisingai, būtinai reikia turėti finansus. Klausimas, ar tikrai, nes jeigu tu turi stiprų finansų vadovą ar vadovę, tai kam dar dubliuoti, tai valdyboje ar ne? Teisė yra labai dažnas irgi reiškinys, nors jau pradeda slopti, nesupranti, o tik mes turim teisės komandą arba teisės partnerius, kurie tai gali daryti. Dabar tokia irgi atsiranda tendencija, mano galva, visai gera klientų aptarnavimo žmonių, kurie išmano, kaip visą tai veikia, bet labai retai sutiksim produktų kūrimo žmonės, tos produktistus ar ne, vadinamuosios skaitmenizacijos žmonių beveik irgi reta yra. Tai valdybos yra pasidariusios tam tikrą prasme labiau, kaip čia, CEO ir buvusi CEO nauja darbo vieta, bet toli gražu nebūtinai koncentruojantis į tam tikras profesijas, kurios tikrai galėtų atnešti didesnę vertę įmonėm. Tai dėl to tas teiginys, sakau, yra toks labai klausimas, su kuo mes lyginame, kiek jų yra. O įmonėse, sakyčiau, personalo valdymo žmonių, jeigu ypač žiūrėsim į viešąjį sektorių, tikrai yra daug daugiau negu kitų sričių žmonių. Privačiame versle visgi labiau dominuoja, net sunku apibrėžti, kokios yra profesijos žmogus, nes paprastai tai yra vadovai dirbę labai skirtingose organizacijose, skirtingose pozicijose, ar gali sakyti, kad jis tiesiog turi didžiulę, pavyzdžiui, verslų ar skirtingų organizacijų valdymo patirtį, bet nebūtinai tam tikros srities specialistas. Tai aš irgi tada taip buvau tokia su iliuzija kažkokia, kad čia tie HR žmonės kažkaip ar nuskriausti, jiems tai nepasiekiama. Ne. Lygiai taip pat mes, žvelgdami į kitus sričių žmonės, matom, kad jie irgi turi tokį patį sudėtingą kelią. Ir čia bus tiesiog visos kaitos procesas ir vėlgi kalbam apie atrankų kokybę ir vėlgi kalbam, kaip ieškoma yra žmonių, kokių žmonių yra ieškoma. Ir jeigu, tarkim, Vokietijoje, kolega vienos valdybos narys, kuris dirbo Vokietijoje, dalinosi tuo, kad jisai sako, Vokietijoje yra dažna turėti akademiką valdyboje, nes būtent parodo tą pasaulį plotę, kokias technologijas, kas yra naujo daroma, kur tyrimai eina, ką galima naujo sukurti ir panašiai, kas pas mus atrodo, o ką čia mokslininkai veikti už valdybos stalo, ar ne? Mes čia biznį darom. Mes čia biznį darom, ar ne? Ir ar ieškoma kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, antropologų. O kaip mums atrasti kažką naujo, ką mes galim pasiūlyti klientam, ar psichologų, ar panašiai. Tai būtent jeigu mes matom, kad vakarų šalis nueina prie tų tokių drąsių, stiprių asmenybių paieškos, pas mus vis dar paieškos vyksta labiau per turėtus antpečius kažkada praeityje. Ir neretai toks yra keliamas maždaug, jeigu jau buvo įmonės jau, tai tinka dirbti valdyboje. Bet mano nuomonė, tai toli gražu ne. Geriau ieškoti žmonių, kurie turi įvairią pusę patirtį, kurie turi gerą reputaciją, kurie turi platų kontaktų tinklą, kurie yra drąsūs elgtis kitaip, negu kad daro visa rinka ar daro visi kiti valdybų kolegos. Ir tai būtų daug didesnė vertė, negu žiūrėti tik tai į tą hierarchinį tokį užrašą CV. Aš dar grįšiu prie personalo valdymo specialistų, bet dabar noriu paklausti, kaip atsirinkti valdybos narį, kokių klaidų nedaryti ir kaip tą procesą naviguoti. Pirmas dalykas, reikia suprasti, kokie yra organizacijos strateginiai tikslai. Tai ką mes dabar, kai sakau organizacija, ne veltui tai vis pakeičiu tą žodį, nes valdybos yra lygiai taip pat svarbios privačiam versle, viešam versle ir nevyriausybinės organizacijos. Tai neretai jūs sulaukia užklausų būtent iš nevyriausybinio organizacijų, kurios supranta, kad tos anksčiau turėtos valdybos, kurios buvo iš esmės dėl antpečių, gal ne visai kuria tą vertę ir gal jau reikia mums pradėti galvoti, kaip turėti vertę kuriančią valdybą. Tai dėl to sakau tą žodį organizacijos. Tai pasižiūrėkime, kokie yra organizacijos tikslai strateginiai ir ką jinai nori pasiekti. Čia jau tas akcininkų yra diskusija, tai ką mes dabar darysim. Jeigu mes norime eiti į užsienio rinkas, tai tikėtina mums reikės tam vienų kompetencijų. Jeigu mes norim statyti naują gamyklą, tikėtina reikės kitų. Jeigu mes ketiname daryti įsigijimus, augti rinkoje per kitų įmonių įsigijimus, tikėtina jau čia reikės finansų kompetencijos. Jeigu turim reputacinių problemų,
reikia galbūt atitikties, komunikacijos žmonių ar panašiai. Tai priklausomai nuo tokio etapo. Bet kai išgirstu šitą klausimą, aš visada prisimenu savo pačią skaudžią istoriją, kaip neteisingai pasiėmiau mokestį už konsultacijas. Ir paprastai yra tas konsultantų darbo žanras, ar ne, kad yra įkainis už valandą, ar už dieną, ar panašiai. Ir aš tokiu standartiniu keliu nuėjau ir viena organizacija sako, susitikim pakalbėti, kiek mums čia kokių tų valdybos narių reikia. Mes manom, kad mums reikia 7 valdybos narių, ir va čia pasitarkim. Ir aš taip skau gerai, tai susitarėm, pakalbėjom, išsidiskutavom, praleidom keletą valandų kartu, viskas baigės, kad jiems užtenka 5 valdybos narių. Ir realiai aš jiems per visą tų 2 sutaupytų valdybos narių kadenciją įmonėje sutaupiau apie 500 000 eurų. Tai man buvo tokia pamoka, kad ateityje, dabar visi, kas klausysite, reikėtų man imti procentą nuo sutaupimo. Nes kai kuriais atvejais, kai žmogus žiūri iš šono, to labiau, kuris turi patirtį, kaip veikia valdybos, tai labai greitai pamatai, kad kai kurie dalykai gali būti pertekliniai, tie vadinami nice to have, bet gali startuoti visiškai kitaip ir galvoti kitaip, negu kad kažkur viešoje erdvėje dažniausiai girdi ar perskaitai. Na jo. O Oriana, tas toks techninis klausimas, atrankas, kas turi daryti į valdybą? Akcininkai patys atsirinkti, ar kreiptis į agentūrą, ar ką čia? Sakyčiau, yra galimi keli keliai. Pirmiausia, rekomenduočiau pasikalbėti visgi su atrankų agentūromis, kurios daro valdybos narių atrankas, bet daro tai sėkmingai. Ne šiaip turi titulą, ką daro, nes čia visokių irgi rinkoje būna tokių atvejų. Paklausyti, ką jie rekomenduoja, kas ir kaip. Tada, taip dabar galvoju, mes darom įrašą, bet leisiu sau taip pasakyti, kad galima galvoti, koks kandidatas būtų tinkamiausias į valdybos pirmininko poziciją. Nes nuo šito žmogaus daugiausia priklauso, kaip bus visa veikla organizuota, kurią pusę nueis organizacija. Aš netgi turiu tokį pasakymą, kad pirmininko ar pirmininkės ambicijos yra lygus įmonės ambicijom. Nes jeigu žmogus šitas norės augti, plėsti, auginti verslą, užkariauti naujas rinkas, tai ir įmonė judės tokiu tempu. Jeigu žmogus norės išlaikyti status quo, jeigu norės prižiūrėti procedūras, atitikti, tai ir įmonė tai nueis, nes nuo šito žmogus labai daug priklauso. Tai akcininkams siūlyčiau pagalvoti, kas galėtų būti žmogus į šitą poziciją. Ir tada apskritai pagalvoti apie tą savo pažinčių, pavadinkim, ratą ir ieškoti žmonių, kurie gali būti reikalingi, žinant strateginius tikslus. Bet šalia to, nepamiršti tą patį LinkedIn atsidaryti. Ir tenai susivedus žodžius labai gali irgi išmesti visokių tokių rasti dalykų, ar ne? Pasikalbėti su skirtingais valdybų nariais. Gali kreiptis į mane konsultacijos. Ir išgirsti, kas kaip gali būti. Tai tų variantų yra tikrai skirtingų ir jeigu įmonės pradeda akcininkai apie tai galvoti, jie tų būdų randa. Ir visi, kaip čia, nėra to vieno teisingo recepto, vėl taip pat kaip prie valdybos formavimo. Yra tas toks geras pasakymas, it depends vadyboje ir valdybose lygiai yra tas pats. Gerai, grįžkim prie personalo valdymo. Paskutinis jau gal klausimas. Aš, kai jūs kalbinau šitą laidą ir, išsakiau idėją savo, jūs kažkaip pasakėt, kad reikia visų pirma žiūrėti, kodėl tas personalo vadovas ir personalo specialistai nenueina, ko jam trūksta. Tai ko jam trūksta, kad jie ten neatsiduria? Aš pacituosiu. Tos pačios 3 bėdos. Kitos. O, gerai. Turėsim darbą. Taip. Tai aš pacituosiu savo buvusią vadovę draudimo bendrovėje EIF, Lietuvos padalinio vadovę Žanetą, kuri pasakė man tuo metu, kai pas ją pradėjau dirbti, tokią auksinę frazę, kad tu manęs nenustebinsi puikiu savo srities išmanimu. Tai yra higiena tavo darbe. Kuo tu mane gali nustebinti, puikiai išmanydama mūsų verslą. Ir specialistai atskirų sričių būtent dažniausiai galvoja tik apie augimą savo srityje. Nes tikrai, kurioje srityje būtum, visada gali dirbti geriau, sužinoti daugiau, kurti daugiau vertės per savo funkciją ir per visą tai pamiršta galvoti, o kaip veikia mūsų verslas. Ko reikia mūsų klientam, kokios yra mūsų rinkos, ką mes galim, kokių inovacijų pasiūlyti, ką mes naujo galim sugalvoti. Ir lygiai tas pats galioja, mano galva, ir personalo žmonėm. Kad
labai retai sutinku personalo žmogų, kuris kalbėtų apie demografinės tendencijas ir įtaką mūsų verslui. Apie tai, kaip keičiasi žmonių lūkesčiai darbovietėje ir ką mes su tuo turėsim daryti. Kokius inovatyvius produktus mes galime pasiūlyti. Apskritai tokio viso įsitraukimo į organizaciją. Gebėjimo matyti šiek tiek daugiau negu kad parašyti įsakymas, pasiūlyti kažkokią naują darbo užmokesčio sistemą ar kokį įdomų renginį įmonės darbuotojams. Tai sakyčiau, kad pirmas dalykas, ko reikėtų, tai domėtis verslu plačiaja prasme, žinoti apskritai, kas vyksta skirtingose sektoriuose, nes valdybos nariui yra privalu turėti labai platų akiratį. Ir per tai tu atneši savo vertę. Augdamas kaip asmenybė, tobulindamas savo žinias, pirmiausia, ne tik savo srityje. Ir kai esi įdomi, stipri, daug žinanti asmenybė, natūralu, kad į tave pradėjo žiūrėti kaip į potencialius valdybos narius, potencialų narį ar narę. Ir per tą nuolatinį augimą galima tuo keliu nueiti, kuris tiesa nebus labai paprastas, nes norinčių dirbti valdybos nariais dabar yra tiek. Baigėsi tie geri laikai, kai niekas nesuprato apie ką čia. Baigėsi, konkurencija yra didžiulė, norinčių ten būti yra labai daug. Čia gera žinia yra akcininkam, nes yra iš ko pasirinkti. Bloga žinia, kad labai mažai iš jų išmano, kas tai yra per darbas ir kad tai yra tikrai sunkus ir labai atsakingas darbas, už kurį tu atsakai asmeniniu turtu. Gerai. Už valdybos sprendimus valdybos nariai atsako savo asmeniniu turtu. Wow. Oriana, gal galit kažkokių tai pavyzdžių iš savo asmeninės patirties, iš darbinės patirties papasakoti apie tai, kaip personalo valdymo žmonės prisidėjo prie valdybos veiklos arba kažkokiu kitų būdų turėjo įtaką ir gal tai būtų įkvėpimas mūsų bendruomeniai, kaip kilstelt kartelę. Personalo valdymo žmonėms turėčiau tokį patarimą atvirai bendrauti su valdyba. Daugelis organizacijų į valdybų ateimą žiūri su tokiu, netgi pavadinčiau žodžiu, stipriu baime. Ir jeigu vyksta valdybos posėdis, tai tu matai, kad kai kuriuose organizacijose žmonės ant ausų ir blakstienų vaikšto, nes valdyba atėjo, ko jie čia norės. Bet rekomenduoju valdybose kalbėti atvirai ir apie problemas. Ir per tai gali turėti tą abipusį kontaktą, supratimą, ką reikia daryti. Ir čia dabar mano šviežiausia iliustracija yra valstybės įmonės Regitros transformacija. Mes kaip nauja valdyba pradėję eiti pareigas, jau po kelių mėnesių pamatėme, kad mūsų vadovų komanda nėra pakankamai stipri, mūsų kultūra nėra pakankamai gera, kad mes taptume tokie efektyvūs, greiti, skaitmenizuoti, modernus. Ir dėl to mes kaip valdyba pradėjom spausti įmonės generalinį direktorių, kad reikia daryti reorganizaciją, reikia atšviežinti organizaciją naujų kraujų, pirmiausia vadovų lygmens kraujų, kad mes galėtume pereiti į kitą įmonės raidos etapą. Ir procesas nebuvo lengvas, bet galų gale mes sukūrėme, ir ypač čia tikrai prisidėjo Regitros personalo žmonės prie to, kad sukūrėme tokią naują tinkamą organizacinę struktūrą. Pagal žanro klasiką su generaliniu direktoriu sėdėjom vakare kavinėje ir braižėm čia kaip geriau kuris padalinys atrodytų, nes turim labai skirtingus požiūrius. Jisai atsineša iš įmonės, mes kaip valdyba turim savo perspektyvas iš skirtingų organizacijų, galų gale sudėliojom, kaip tai skamba, kokių žmonių ten reikėtų, kokių pozicijų reikėtų. Ir ta visa transformacija buvo labai sudėtinga ir sunkiausias iššūkis teko būtent personalo valdymo žmonėms. Tai yra įmonė, kuri turi 39 padalinius visoje Lietuvoje. Labai skirtingo lygmens žmonės, labai skirtingo išsilavinimo, kultūros žmonės. Ir personalo valdymo žmonėms tikrai teko didžiulis iššūkis atlaikyti visą tą pokyčių spaudimą tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Nes tikrai buvo tokių ir iš išorės ateinančių, tokių keistokų atakų, netgi pavadinkime, kaip kad žiniasklaidos straipsniai ir panašiai. Tai čia buvo toksai labai gražus pavyzdys, kaip valdybos iniciatyva su generalinio direktoriaus labai tokiu atkakliu darbu, atstovėjimu, personalo žmonių tuo kasdieninė
tokia kruopščia rutina vykdyti tą didžiulį pokytį, aišku, su akcininko palaikymu, mums pavyko padaryti tą transformaciją. Tikrai esu dėkinga tiek mūsų personalo vadoviai Ritai, tiek visai komandai už tai, kad jie atlaikė visą šitą sudėtingą etapą, kuris buvo tikrai nepaprastas. Tokios didelės įmonė reorganizacijos nebuvo turėjusi turbūt niekada netgi. Tai buvo tokia graži iliustracija, kad atvirai kalbėdama apie tai, ką mes turim visi drauge padaryti, mes pasukom tanklaivį, aš vadinu visą tą procesą, ir dabar esam perėję į kitą įmonės etapą, kur personalo žmonės jau dabar gali atsiskleisti, kūrybinti, galvoti naujas iniciatyvas, idėjas, ir kur matai, kad jų akis vėl gali šviesiau degti, negu kad buvo tame tikrai nelengvame viso ėjimo į pokytį etape. Geras. Labai dėkui, kad pasidalinot, ir aš galvoju, tą, ką įvardinot apie baimę, tai man irgi, aš atsimenu iš savo patirties, kai dar dirbdavau organizacijos, man tas valdyba, tai būdavo kažkoksai tai baubas. Kariuomenės vyrai turi labai gerą pasakymą - įtraukti pilvą. Tai man atrodo, kad prieš valdybą truputį įtraukti pilvą reikia, nuo to tokio pasitempimo, bet jokių būdų ne baimės. Ir reikia suprasti, kad valdybos nariai lygiai taip pat serga už organizacijos sėkmę kaip ir bet kuris darbuotojas. Ir tiesiog mes turim tą kontrolės funkciją, mes turim tą kontrolės įgaliojimą. Ir kartais taip mes būnam aštrus, bjaurus, tokie sudėtingi galim pasirodyti, bet visą tai dėl to, kad būtų įmonės sėkmė, ir mes norim tiesiog įsitikinti, ar tikrai yra apie viską pagalvota, ar numatytos visos rizikos, ar jos yra įvertintos alternatyvos, ir kartais netgi specialiai žinom, kad provokuojam, specialiai kartais taip darom, norėdami įsitikinti, kad viskas bus atlikta tinkamai, nes mes nešam tą atsakomybę, kad įmoniai pasisektų visi drauge. Realiai, aš nekantrauju, Oriana, kada mes kalbėsim tips and tricks, kuri bus tik tai čia klubo bendruomeniai, kai jūs ir pasidalinsit tais patarimais, kaip įtraukti pilvą, bet būtit pakankamai atsipalaidavus ir neįsibaiminus. Gerai? Gerai, žinoma. Oriana, aš be galo dėkinga, kad jūs pasidalinot tiek daug gerų įžvalgų, tipsų, patarimų. Man asmeniškai tai čia buvo be galo auginantis pokalbis, nes aš irgi, sakyčiau, tokia profanė buvau savo žiniom apie valdybas, tai dabar man tikrai toks prašviesėjimas, ir aš tikiu, kad ir jum, kas klausė, tikrai ir turėsit kur pasikonspektuoti, kur kažkokias įžvalgas pasižymėti. Ir labai dėkoju, kad skiriat laiko. Ačiū, kad pakvietėt. Pabaigai turiu mūsų draugų, esu Design dovana. Ir čia yra knygos dėklas, aš nebejoju, kad jūs skaitot. Ir labai daug. Ir labai daug, tai va, kad Ačiū knygos labai. Arba Kindlas, nežinau, nediltų, tai turėsit kur įsidėti. Puiku, ačiū, Giedrė, dar įsikeliau. Tai dėkui jums visiems, kad klausėt. Aš nebejoju, kad šis pokalbis buvo iš tiesų auginantis, ir sekit mus Facebook'e, LinkedIn'e, YouTube, Spotify'e ir nepraleiskit auginančių pokalbių.